įžengėme į Ilgelio pelkę, kurioje slepiasi tikri gamtos turtai, tai yra bruknės ir mėlynės. Tai noriu jūs pakviesti pažinti šias uogas ne tik kaip skanėstą, bet ir kaip gamtos dovanas mūsų sveikatai. O pasakojimą pradėsiu nuo pasakos. Ar mėgstat pasakas? Kartą, kai dar miškas kalbėjo su žmonėmis, greta viena kitos augo dvi seseris – bruknė ir mėlynė. Jos nuolat ginčiosi, kuri yra geresnė. Ar jums tai būna? Ar ginčiate su savo broliais ir seserimis? Aš stipriausia didžiavosi bruknė. Mano uogos laikosi net žiemą po sniegu, o lapai visada žali. O aš moku džiaugtis gyvenimu, atsakydavo mėlynė. Vasarą mano uogos džiugina visus, o žiemą aš tiesiog ilsiuosi ir nešalu. Vieną speiguotą žiemą alkanas kiškis šuoliavo per pusnis ir niekur neradęs maisto, jis jau buvo beprarandąs viltį, bet tada po sniegu pamatė bruknės uogas. Jis sukrimtęs pajuto šilumą ir jėgas sugrįžtant. Kartą vasarą per mišką keliavo pavargęs žmogus. Saulė kepino, o kojos jau nebeklausė. Bet tuomet jisai pamatė mėlynių krūmus apkibusius uogomis. Paragavęs pajuto, kad pasaulis tampa vėl aiškesnis ir jėgos sugrįžta. Kai ruduo atėjo, seseris pripažino, jog jos abi yra miškui naudingos. Nuo tada bruknė ir mėlynė augo viena šalia kitos, papildydamos vieną kitą. Tai dabar kviečiu pasižvalgyti savo po kojomis ir surasti žaliuojančią bruknę ir likusius mėlynių ogenojus. Taigi, bruknė yra nepaprasta, ji išlieka žalia visą žiemą, jos uogos turi storą odelę ir natūralių konservantų, todėl nesugenda net po sniegu. Jeigu rasite kokią raudonuojančią ogelę, tai įsitikinę, kad tai tikrai bruknės uoga, galite jos ir paragauti. Bet ar žinojote, kad bruknės lapai yra dar vertingesni negu jos uogos? Tai iš jų ruošiamos arbatos padeda esant inkstų ir šlapimo pūslės negalavimams. O dabar mėlynės krūmokšniai laukia pavasario. Bet vasarą jų uogos stiprina kraujagyslės, gerina virškinimą, taip pat stiprina ir mūsų akis. Tai yra natūrali smegenų uoga, kuri stiprina ir atmintį. Kadaise jas valgydavo pilotai, kad geriau matytų tamsoje.